gavo 1% AMG nuo jo. Jo eina reitingas aukštyn ir užkilo iki, tarkim, ten pirmo, jie gauna tik labai nedidelį procentą. Bet jo kontraktai yra už tai tokie, kad tai keli procentai jiem atperka iš visos. Taip kad ir jie supranta, jie žino, kad jie, pavyzdžiui, jauni žaidėjai, va taip kaip būdavo anksčiau, tarkim, atėjo Nadalis arba Borisas Bekeris arba koks nors ten dar išlindo, bum, viskas. Nebe tie laikai, viskas. Tokia konkurencija yra, kad jūs neįsivaizduojate. Kad toks atsirastų, kad Bekeris, kur 17 metų laimėjo Wimbledoną, nu, aš nežinau, kad čia toks žmogus gali. Tai yra Australas Tomičius. Nu, jeigu jisai laimės Wimbledoną, nesakau, kad jis kaip... Australija, tai aš va čia padėsiu jums galvą, tai kirskim kiek tik tai nori, iš karto. Su tokia technika jisai aplamai taip planuoja, žinai, aš nesakau, jis labai gerai žaidžia, bet technikoje tiek daug spragų yra, kad... Nepaisant to jisai praėjo Australian Open. Tai kas? Nu tai kas čia tokia? Tai gerai, šaunuolis, kad praėjo. Labai laimėjo Challengerį. Irgi labai puiku, o žinot, koks Challengerio lygis tenais buvo ir čionais. Tai yra skirtingi lygiai. Ir Australija baisiai mažai kas važiuoja žaisti Challengerį. Kodėl, tarkim, jūs nebandot? Ten yra eilė Challengerių ir galim būtų gauti... Labai brangu. Toli skris dar toliau negu iki Tailando. Bet bandysim, žiūrėsim, ką čia matysim. Viską bandysim. Ir tarkim, jeigu pernai, man atrodo, katofas Australijos buvo apie gal 50 kokį, ar 30, tai šiais metais katofas buvo gal 200. Tai pradėjo važiuoti irgi tenais daugiau žmonių. Tai nors ir krizė, bet šiais metais neįtikėtinai ten žmonių susirinko, nes buvo taip, kad ten su 400 net buvo laikai, kai galima patekti buvo į Australijos kvalifikaciją. O šiaip praėjusiais